to Titus Atsiverskime Tito į knygą. chapter 2. Antrą skyrių. This class tonight is called Discipline Under Grace, Ši paskaita vadinasi disciplina po malonę arba iš malonės. meaning that how grace rules in the issue of discipline. Tai yra disciplinoje, toje visame tame dalyke, būtent malonė viešpatauja. When God disciplines the believer, Kada Dievas disciplinuoja tikintįjį, He can't do it outside of His grace. jis negali to daryti be savo malonės. He can't do it outside of grace. Jisai negali daryti be savo He malonės. cannot do it in condemnation. Jisai negali daryti tai smerkdamas. It is impossible for God to condemn us. Dievui yra neįmanoma smerkti mus. Okay, that's that Romans 8:1. Romiečiams 8:1. No condemnation Jokio to pasmerkimo those who are in Christ Jesus. tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. No condemnation. Jokio pasmerkimo. You know, we may be disciplined, Mes galime God. būti disciplinuojami, Dievas gali disciplinuoti mus. but Bet that discipline disciplina is not to condemn us. nėra tam, kad pasmerktų mus. It's to correct us Disciplina yra tam, kad pakoreguotų so mus, that we pataisytų. may know God's heart Kad mes galėtume pažinti Dievo širdį toward us. mūsų atžvilgiu. It's a beautiful thing, and we'll get into this Tai yra nuostabus dalykas ir mes apie tai kalbėsime. in Hebrews chapter 12, Žydams 12 skyriuje. that discipline reveals that God loves us. Kad disciplina parodo, kad Right. Dievas myli mus, tiesa. And isn't it beautiful when, I didn't, it wasn't beautiful when it happened, but I think back now as an adult, when my parents disciplined me, I think it was good. Be abejo, tuomet, kai tėvai mane disciplinavo, galbūt man tai nelabiausiai patiko, bet dabar, kai esu suaugęs žmogus, tai aš galvoju, kad tai buvo gerai. I'm happy they did it. Ir aš esu laimingas, kad jie tai padarė. Yes, I deserved it. Taip aš užsitarnavau to. And it kind of sent a message Ir jie kažkuria prasme perdavė man tokią žinią and gave a border. ir nustatė ribas. And not necessarily a physical discipline always, Ir nebūtinai visą laiką tai turi būti fizinė disciplina. but anyway, nevertheless, a plan of discipline to give borders so we understand something about what God desires in our conduct. Bet kuriuo atveju disciplinos kaip toks tikslas nubrėžti ribas, kad mes suprastume, ko Dievas tikisi iš mūsų. And deeper than just our conduct, Ir tai yra daug daugiau negu kad tik tai mūsų elgesys, our fellowship with mūsų God. bendravimas su Dievu. Because this is the issue with discipline. Nes tai yra pagrindinė esmė iš tikrųjų disciplinavime. God does not discipline us so that we pay for our sin, Dievas nedisciplinuoja mūsų tam, kad mes užmokėtume už savo nuodėmes. because Jesus already was judged for the sin. Nes Jėzus jau buvo nuteistas dėl nuodėmių. People who do not receive Christ as Savior, Žmonės, kurie nepriima Kristaus kaip gelbėtojo, they will, when they die, kai jie mirs, they will enter into hell, jie įeis į pragarą. and they will have eternal punishment, Ir tenais bus tokia amžina bausmė. and they will experience the wrath of God. Ir jie patirs Dievo rūstybę. It's not discipline, Ir tai nėra disciplina. it is wrath, Tai yra rūstybė. eternal wrath. Amžina But rūstybė. God has not appointed us unto wrath. Bet Dievas jisai nepaskyrė mūsų rūstybei. Romans 5:9 Romiečiams and 5:9. 1 Thessalonians 5:9. 1 Tesalonikiečiams 5:9. We've escaped the wrath to Mes come. išvengsime rūstybės, kurie artėja. Praise God. Ir Huh? ačiū Dievui. Praise God for that. Šlovė Dievui So už tai. Jesus took the wrath of the Father, Nes Jėzus prisėmė tą rūstybę iš tėvo. so we do not have to. Kad mums to nereikėtų. This is why the believer is not left behind in the rapture of the church. Štai kodėl tikintieji nebus palikti suspaudimo laikotarpiu. Because that
or in the rapture actually first, Atsiprašau, visų pirma, bažnyčios paėmimo metu. and then left here to stay on the earth during the tribulation. Ir po to nepasilik šiandien suspaudimo metu. It is impossible Tai yra neįmanoma, because the believers in Christ, nes tikintysis yra Kristuje. and where is Christ? O kur yra Kristus? And where are you? O kur esate jūs? You're with Him, in Him, Jūs esate su seated juo, in heavenly places. jame jūs pasodinti danguje. So you're part of the body. Taigi jūs esate Kristaus kūno Jesus is dalimi. not going to leave part of His body Ir Kristus behind on the nepaliks earth. dalį savo kūno žemėje. Oh, that was a bad finger. O, tai buvo blogas pirštas. We'll leave him or her on Mes the earth. paliksime jį arba ją čionai žemėje. Keep them until so they can pay a little bit more for their sin. Laikykite juos čionais, kad jie galėtų šiek tiek sumokėti už savo nuodėmes. No, Jesus has taken the wrath. Ne, Jėzus sako, jisai paėmė tą rūstybę. We will have tribulation. Ir mes turėsim suspaudimus. We will have trials. We will have problems. Mes We will turėsim have išbandymus, problemas, tests. We will have persecutions. išmėginimus ir persekiojimus. Definitely. Tikrai tai bus. Definitely. Tikrai tai bus. This is very true. Ir tai yra tiesa. And if we think we should not have persecutions, then we don't understand a lot of things in the Bible. Ir jeigu mes galvojam, kad mes nepatirsime persekiojimo, tada mes labai daugelio nesuprantam dalykų Biblijoje. You know, I expect Aš tikiuosi, the more that we do evangelism, the more that we let the gospel be known. kuo daugiau mes evangelizuosime ir kuo daugiau darysime I Evangeliją žinomą, expect, aš taip a tarsi measure, laukiu measure. atitinkamai pagal tą kiekį, without having a persecution complex, neturint tokio persekiojimo the komplekso. believer should expect that there should be a little resistance from the kingdom of darkness Tikintysis turi tikėtis, kad bus kažkoks pasipriešinimas iš tamsos in his karalystės own life, jo paties gyvenime, as well in the corporate body of the taip pat kaip ir church. bažnyčioje arba tokiame bendrame It Kristaus should kūne. just be expected, Tiesiog reikia šito laukti, and it should be tikėtis. taught, Ir apie tai turi būti mokoma. and people should have doctrine Ir žmonės turi turėti doktrinas hid apie in their tai. heart. So when that comes, Paslėptas širdyje, kad tuomet, kai tai įvyks, when there is a resistance kai bus pasipriešinimas against you personally prieš or jūs the asmeniškai arba church, prieš bažnyčią, you are like, you have a joy in your heart. kad jūs turėtumėte širdyje savo džiaugsmą. And the only thing that hurts Ir vienintelis dalykas, is to kuris see when the unbelievers skaudina, tai matyti tikinčius, become so deceived to believe a lie kurie tampa apgauti ir jie pradeda tikėti melu, that they don't receive Christ. kad jie nepriėmė Kristaus. They feel you are a cult or you are something wrong with you. I won't listen to you. That's the only thing that hurts. When Iš an tikrųjų, unbeliever Iš tikrųjų, esmė yra tame, kad kai netikintis jie paprasčiausiai žiūri tai blogai į mus ir po to jie nenori priimti Kristaus ir jie sako, kad jūs esate sekta ir dėl to nenori. It doesn't hurt because they call you cult. Neskausmingai yra tai, kad jie vadina jūs kultu arba sekta. That's nothing. So Tai yra what? niekas iš tikrųjų, ir kas. That happens everywhere. Tai atsitinka įvairiose vietose visur. It's normal. Tai yra normalu. But what hurts is you say, gee, that's a soul. Bet skaudina tai, kad yra siela, And they could receive Jesus kuri galėjo priimti Jėzų. if their mind was not blinded and poisoned by lies. Jeigu jo arba jos protas nebūtų užtemdintas ir užnuodytas melu. But also, Ir taip pat people also forget žmonės pamiršta. things very easy. Labai lengvai įvairius dalykus jie pamiršta. And people are very easily, people are very fickle. Ir žmonės labai One tokie way, siūbuojantis, tai į vieną, tai į kitą pusę. So this is where the Christian testimony and faithfulness and love and investment changes people's hearts. Todėl krikščionio liudijimas ir tikėjimas ir investavimas keičia žmonių gyvenimus. Our church in Baltimore Mūsų bažnyčia Baltimorėje had a very difficult time
ėjo per tokį labai sunkų laikotarpį. And it was on the television, it was on the radio, it was on everywhere nationally. Per televiziją ir per radiją ir įvairiose kitose priemonėse. This is a cult. Buvo praneša, kad tai yra kultas, tai yra sekta. Pastor Stevens is a cult leader. Pastorius Stevensas yra kulto lyderis. They couldn't find anything wrong. Jie negalėjo nieko tokio blogo aptikti. Not doctrinally, nei doktriniškai, not financially, nei finansiškai, not immorally. Netgi amoraliai negalėjo nieko atrasti. Bet kas tai buvo? It was a satanic attack. Tai buvo šėtoniška ataka. To bring in, it was a test for the church. Ir tai buvo kaip išbandymas bažnyčiai. And it was in a good way. Ir Test. It was not discipline. Ir tai nebuvo disciplina, bet tai buvo išbandymas. It was a test. Tai buvo kaip išbandymas. And you know what? Ir žinot ką? The church Bažnyčia came through beautifully. Labai šauniai perėjo visą tai. No church splits. Jokių susiskaldimų bažnyčioje. No weird groups Jokių forming off nesusiformavo jokių keistų grupelių iš bažnyčios. Came through. Visi perėjo One labai of the šauniai. main groups Ir viena iš meino grupių, that was against our church viena iš pagrindinių grupių, kuri buvo prieš mūsų bažnyčią, was a group that its leader was a homosexual. Tai buvo grupė, kurios lyderis buvo And homoseksualistas. he was on the television all the time speaking evil about our church. Ir jisai pastoviai per televiziją kalbėjo blogus dalykus apie mūsų bažnyčią. One day, Ir vieną dieną he went down the street jisai ėjo gatve and he saw a man waiting on ir the street. pamatė gatvėje tiesiog laukiantį kažko tai vyrą. And what he didn't know is that this man was a policeman Ir ko jisai nežinojo, tai kad tas žmogus buvo who policininkas, was not working. kuris nedirbo tuo And metu. he said, Ir jis pasakė, I'll give you so much money aš tau duosiu tiek pinigų, that we go home and you have sex jeigu with me. tu eisi su manim namo ir mes turėsim lytinius santykius. Policeman said, you picked the wrong guy. Policininkas pasakė, tu pasirinkai ne tą vaikiną. That organization Ir ta organizacija, was dealt with by God. su ta organizacija Dievas You don't have išsprendė to viską. fight Ir nebūtina mums kažkaip kovoti. God's battles. Dievo kovų. And our church has amazing place of respect. Ir the mūsų city. bažnyčia dabar yra labai gerbiama mieste. The mayor's office, Merija, people in the government žmonės valdžioje have come and visited. ateidavo, aplankydavo, They help with children who have AIDS. padėdavo su įvairiom priemonėm vaikams. And so many things, practically, people who have AIDS, SPIDs, Padėdavo žmonėm, kurie children, our church helps. mūsų yeah. bažnyčia padeda žmonėms, kurie turi problemų Why am I su bringing AIDS this up ir for? taip toliau. Ir kam aš apie tai Because I kalbu want to dabar? premise this. Discipline is one thing, Aš noriu parodyti tiesiog, kad disciplina yra vienas dalykas. and there's also tests. Ir taip pat yra išbandymai. You and I, it is not our job to say, oh, that person's being disciplined by God. That's not Ir tai our business. nėra mūsų reikalas teisti arba tiesiog aiškinti, kad tas ir tas žmogus dabar yra disciplinuojamas. If a church goes through an amazing trial, you're not to say, oh, there's probably sin there. Jeigu kažkokia bažnyčia eina per išbandymus, jūs neturite sakyti, kad tikriausiai ten yra kažkokia nuodėmė. Very, very shallow. It's very, very shallow understanding. Tai yra labai toksai seklu, Not deep neaiškus, paviršutiniškas supratimas. about how God deals with his children. Mes turim tokį labai paviršutinišką supratimą, kaip Dievas elgiasi ir sprendžia vairius reikalus su savo vaikais. When someone gets sick, Kai you don't kažkas say, tai suserga, oh, it's probably discipline. jūs nesako, tikriausiai jis yra That's an disciplinuojamas. idle word. Tai yra tušti žodžiai. It's an empty word. Tai yra tušti žodžiai. We don't know Mes nežinome, what God does in somebody's life. ką Dievas daro kažkieno gyvenime. If they were in sin and they repented, Jeigu jie gyveno nuodėmė ir po to atgailavo, and then God brings in undeserved suffering in their life, undeserved. ir po to Dievas tiesiog
padaro taip, kad eina per tokius neužtarnautus You kentėjimus. never know. Jūs niekad We negalite don't know. žinoti, We're kaip not ten yra. God. Mes nesame Dievas. So I want to premise this about discipline just with this little thought. Todėl aš noriu padėti tokį pagrindą, kalbant apie discipliną šią Because tokią trumpą very, mintimį. very important to understand that Nes there tai is yra a labai difference svarbu suprasti, kad yra skirtumas between discipline because of tarp wrongdoing disciplinos, kuri kyla iš blogo elgesio, and undeserved suffering. ir tarp neužtarnautų kentėjimų. In Titus 2:11, Ir Tito 2:11. for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. teaching us that denying ungodliness, Ir moko mus, kad atsisakę bedevystės worldly lusts, ir pasaulio geidulių, we should live soberly, santūriai, righteously, teisiai and godly in this present world. ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje. This is interesting. Ir tai yra įdomu. There's a word here for teaching. Čianais yra tas toksai žodis moko. And this word actually means to bring up a child, Ir šitas žodis jisai kalba apie vaiko auginimą, educate a child. apie jo auklėjimą. And it speaks about not just morally, but spiritually training a child. Ir tai yra auklėjimas ne tik tai moraliai, bet taip pat dvasiškai. So it's not speaking about like just teaching doctrine, Ir čianais nekalbama tik tai apie doktrinų mokymą, but the grace of God forms bet Dievo malonė forms us formuoja mus and impresses upon us ir įdeda tokį antspaudą God's way. dievišku būdu. And God and this word Ir šitas žodis is also means taip pat reiškia, it has a form of meaning discipline. It's teaching by discipline. jisai turi tam tikrą žodžio disciplina formą. Tai taip pat reiškia disciplina. However you want to say that. Yeah. Paideuo. Paideuo. Okay, this is the word there for teach. Šitas žodis reiškia mokyti. But it doesn't just, teach is a very weak word. Bet mokyti yra toksai gana toksai silpnas žodis. Because it's actually forming Nes tai reiškia formulavimą, the formavimą, atsiprašau, morals, spiritual and moral values. Dvasinių ir moralinių vertybių formavimą, Correction pataisimą and to chastise. ir taip pat Discipline. auklybą arba disciplinavimą. Grace disciplines us. Malonė mus disciplinuoja. Wow. Interesting. Iš tikrųjų įdomu. One said, no, grace doesn't do that. Kažkas gali sakyti, Grace malonė to nedaro. is loving. Malonė yra Grace is mylinti, gentle. malonė Grace yra is soft, fuzzy gera, thing. tai yra toksai švelnus, minkštas dalykėlis. Grace is like the yellow little flower that Malonė yra kaip maža tokia is gelsva gėlytė, beautiful. kuri yra graži. And when it dies, Ir kada jinai miršta, then there's those little white little fluffy things on tuomet top. tenais ant viršaus yra tos pūkelytė tokia. And the wind of the Holy Spirit comes Ir po to by šventosios dvasios vėjas pučia pro šalį and blows ir nupučia those little soft fuzzy things tuos mažus pūkelius all over. į visas And it's a vietas. blessing for everybody, Ir the tai yra soft fuzzy little things. Palaiminimas visiems, kurie turi tos tokius pūkelius. Yeah, you know what I used to do with those little soft little things? Ar žinot, ką Those jūs turite daryti su Dandelions, I tais? don't know what you call them. You know, the dandelion. Yeah. Tai yra kiaulpienės. Jūs nupučiat. Yeah. You know what I used to do? Žinot, ką aš darydavau? No, I didn't used to do that. Ne, aš to I used to say to nedarydavau. my sister, Aš sakydavau savo sesiai. close your eyes Užmerk akis and open wide ir išsižiok and you will get a big surprise. ir bus labai tokia didelė staigmena. Oh, God. Okay, Close your right. mouth. Oh. That's, yeah, right. Grace is Tai not... būtent. Grace is not just this fuzzy little soft thing of love. Malonė nėra tik kažkoks minkštas, malonus toks dalykėlis ir meilė.
it has a character behind it. Už to yra toks charakteris. And that's the righteousness and justice of God. Ir tai yra Dievo teisumas ir teisingumas. And it is loving, yes, but it Ir is taip, based tai yra on mylinti malonė, righteousness. bet tai yra pagrįsta teisumu. That's why it cannot compromise. Štai kodėl tai negali daryti jokių kompromisų. When we sin, Kada mes nusidedame, grace sees there is loss of fellowship. malonė mato, kad nėra daugiau bendravimo. And grace is wanting to teach us and bring us back into fellowship with Ir God. malonė nori mokinti mus ir sugrąžinti į tą bendravimą su Dievu. And this is where there is that padeuo. Ir čia yra tas žodis paideuo. Which is this, there is a correcting Ir tai yra toks of grace, a pataisimas. correcting, a Malonė loving, taiso it's a mylinčiai. loving correction, Tai really. yra taisimas su meile. Not a condemnation, Ir nepasmerkimas, but a loving correction bet that pataisimas su meile, gives us a desire kuris suteikia mums to troškimą want to obey it. norėti paklusti. Gives us a desire to want to live godly. Duoda mums troškimą norėti We gyventi may be dievotai. as weak as anything, Mes galime būti labai but there silpni. is this desire that, yes, God, Bet jeigu yra tas I troškimas, desire this. taip Dieve, aš noriu Because your šito, grace teaches me nes this. tavo malonė I mokina mane desire šito. Aš godliness. trokštu I dievoto gyvenimo don't want būdo. to live in lusts Ir aš nenoriu of the gyventi flesh. savo kūno I geismais. want your way. Aš noriu būti I tavo desire keliuose you. ir aš trokštu tavęs. That's grace Tai yra malonė, initiating to us that at all we think that way. kuri rodo iniciatyvą mums. That's grace Tai yra malonė, that we even would think that way. kad mes Desire galvotume taip, God's way. kad mes norėtume Dievo Because kelių. God is initiating this Nes towards Dievas us. rodo iniciatyvą mums. Continually, Pastoviai ir pastoviai. Conviction comes, Ateina not įsitikinimai condemnation, ir nepasmerkimas, because there is no nes nėra condemnation jokio pasmerkimo in Christ Jesus. Kristuje Jėzuje. 2 Corinthians 6:9 2 Korintiečiams 6:9. also is this revealed how we are chastened, Paul says, as believers, we are chastened. Čionais taip pat parodoma, sakoma, kad mes And so many esame words he's saying, we're not baudžiami. destroyed, we're not to our end, we're chastened. Mes by God. esame baudžiami, bet nenužudomi. See that word there? What's that word for chastened there? Punishment. Baudžiami. That's the same word. Yeah. Well, you know what? That Žinot ką? if that means strong, like punished, it's not. It's actually it's the same word. Jeigu bausti, tai iš tikrųjų tai būtų tas See, pats žodis. This is where it's very good that we can understand, go a little deeper than what our words are. Labai gerai iš tikrųjų suprasti ir giliau kažkaip gilintis, ką tie žodžiai Because this reiškia. word Nes šitas is žodis here, and it bausti, doesn't mean like like punishment. tai nereiškia kaip like a tokio strong visiško, word. labai tokio stipraus baudimo, But it is a correction. bet tai yra daugiau kaip A pataisimas. correction. Pataisimas. Teaching and correcting. Mokymas ir pataisimas. And it's a discipline. Ir disciplina. See, and that's that same word that is there in Titus 2:11. It Ir- should both be like a lovingly corrected Yra būdų šitie žodžiai, kaip ir Tito 2:11, jie turėtų reikšti, kad and tai yra disciplined. pataisimas su meile ir disciplina. In both the 2 Corinthians 6:9 as well as Titus 2:11. Abiejose iš tos eilutėse Tito 2:11 ir 2 Korintiečiams 6:9. And again, grace is a result of what? Vėlgi, malonė yra kieno rezultatas? What's it a result of? Kieno tai yra rezultatas? Diana? Righteousness of God. Dievo Yes. teisumo And righteousness which fulfilled God's ir teisumo, kuris išpildė Dievo. Okay, the justice, fulfilled the justice. Išpildė teisingumą. Like the court system Kaip pavyzdžiui teisme is the justice. yra And then teisingumas. there is the laws that have to be abided by or listened to or obeyed.
Ir taip pat yra įstatymai, kuriems reikia paklusti. And that speaks of God's righteousness. Ir tai kalba apie So, Dievo teisingumą. Jesus fulfilled Ateisumą, atsiprašau. the righteousness of God, Taigi Jėzus išpildė And his Dievo plan of justice. teisumą ir tai yra jo teisingumo planas. and therefore grace is free to be expressed to us. Ir todėl malonė gali būti išreikšta mums. Remember this, Atsiminkit. as long as we live, let's remember this. Atsiminkite tol, kol mes gyvename. Discipline Disciplina is not an issue of our sin. Nėra Not a dėl sin mūsų issue. nuodėmės. Dėl mūsų nuodėmės. Prasme, tai nėra, nuodėmė nėra pagrindinis dalykas. That's right. Discipline is not an issue of sin, Disciplinoje nuodėmė nėra pagrindinis dalykas. but discipline is an issue of loss of fellowship. Disciplinoje pagrindinis dalykas yra bendravimo How praradimas. God is initiating and wanting to bring us back into fellowship. Tai yra tiesiog Dievo iniciatyvos rodymas ir bandymas sugrąžinti mus į bendravimą. When someone lives outside of sin, lives in sin, they live outside of the fellowship of God. Jeigu kažkas tai gyvena nuodėmėj, tai aišku, kad jisai negyvena bendravime su Dievu. And you know, it's not the big sin. Ir tai nebūtinai turi būti didelė It's the one nuodėmė. little sin. Tai užtenka vienos mažos It's- nuodėmėlės. We got to stop this and thank God for born again believing Catholics. I thank Ir God. My mother is one of Ačiū them. Dievui iš tos atgimusius, tikrai krikščionis katalikus. Mano I mama yra was atgimusi. a Catholic. Aš buvau I katalikas became a believer. ir po to aš tapau I tikinčiuoju. didn't know God, Aš nepažinojau Dievo, but I believed. bet aš tikėjau. My mother believed. She's still in the church. Mano She mama loves God. tikėjo ir jinai vis dar yra bažnyčia, jinai beautiful, myli and there are Dievą many ir tai yra believers like nuostabu ir yra labai daug tokių tikinčiųjų. But in the Catholic doctrine, Bet katalikų mokyme there is a clear difference between sin and sin. It's yra labai just toksai there. aiškus skirtumas tarp nuodėmės ir nuodėmės. It's very clear when a person goes to the priest, Labai aišku, kai žmogus nueina pas kunigą and if you know, God forbid this is wrong, yes. ir Dieve apsaugok nuo to, tai yra You neteisinga, kill bet somebody, jeigu tu, tarkim, nužudai kažką, priest tai is going to give you many more prayers to say, kunigas lieps tau pasakyti daug daugiau maldų, because that sin nes ta nuodėmė is known as a deadly sin. žinoma kaip mirtina nuodėmė. A deadly sin. Tokia mirtina It nuodėmė. is a sin Tai yra nuodėmė, that can send you to hell. kuri gali nusiųsti jūs Definitely į send you to pragarą. hell. Tiesiog į pragarą. But if you said, I hate my brother, Bet jeigu jūs sakote, aš nekenčiu savo brolio, you'll have maybe 1-2 prayers for na, that. jums galbūt paskirs 1-2 maldas už tai. Because that is a venial sin or a Nes tai yra small, tokia mažesnė smaller nuodėmė. sin, Mažesnė, tokia netokia svarbi nuodėmė. minor sin. Mažesnė nuodėmė. This is a misunderstanding Ir tai yra toks netinkamas supratimas about sin. All nuodėmės sin atžvilgių. Visos is nuodėmės an outrage to God. All sin. yra papiktinimas Dievui. One sin, Viena nuodėmė, the sin of hate tarkim, nekenti or kažko, judging arba teisi kažką tai, or jealousy arba pavydė, or anything arba dar kažkas in our tai. life is, if God Mūsų looked at gyvenime. that, it would be enough to send us to hell. Vienos tokios nuodėmės užtektų, kad pasiųsti mūsų į pragarą, jeigu Dievas į tai And this is žiūrėtų. why Jesus Christ's payment, his atonement, is so important for us to understand. Ir štai kodėl mums yra labai svarbu suprasti Jėzus išpirką arba užmokestį už nuodėmes. When we sin, Kada mes nusidedame, we are not disciplined to pay for our sin, mes nesame disciplinuojami tam, kad sumokėti už nuodėmes. but we are disciplined because of loss of fellowship. Bet mes esam disciplinuojami dėl to, kad mes prarandame bendravimą. God God knows. Dievas žino, This is my thought about this. I Tai know yra we had tokia- talked with Andy about this today also, but mano mintis apie tai, mes kalbėjom su Andrium apie tai, that God chooses not to know us after our sin.
Dievas, jisai pasirenka mūsų Because- nepažinoti pagal mūsų Because we nuodėmes. don't even know ourselves after the flesh. Nes mes netgi nepažįstame savęs pagal savo kūną. In 2 Corinthians 5, 2 Korintiečiams 5. where we don't know ourselves after the flesh, we don't know anyone else after the flesh. Mes nepažįstame, nežiūrime į save pagal kūną ir į nieką kitą. God does not know us after the flesh. Ir Dievas mūsų nepažįsta pagal He sees kūną. us after the new man. Jisai mato naują žmogų. He does not look at the sin Jisai nežiūri į nuodėmę. and his omnipotence, his all-powerfulness. Ir jo takes visa galybė over. yra virš visko. Could God know about it? Ar Dievas gali žinoti Yeah, apie if he tai? chose to, but he chooses not to. Dievas galėjo apie visą tai žinoti, bet Dievas So, pasirinko When nepažinoti you are viso šito. disciplined, when I Taigi, am kuomet jūs disciplined ir aš esame because of disciplinuojami sin, dėl nuodėmės, God's way of looking at it is he is concerned. He's saying, where is Adam, where Dievas are žiūri you? štai taip. Jisai tarsi klausė, Adomai, kur tu? Adam sinned. Adam, where are you? Adomas nusidėjo ir klausė, sako, Adomai, kur tu? God knew where he was. Dievas žinojo, kur jisai buvo, But God saw where he was not. bet Dievas žinojo, kur jo nebuvo. That's finished work. Ir tai buvo pabaigtas darbas. God sees we're in Christ, but he sees experientially we are not. Dievas, jisai žino, kad Walking mes with him. esame Kristuje, bet savo patirtyje mes negyvename su juo. And this is where Holy Spirit starts convicting us of Ir sin. čia šventoji dvasia pradeda mūsų įtikinti dėl And if we nuodėmės. don't heed or listen, then Ir jeigu mes nebesiklausome, there starts to be the stages of discipline. atsiranda tam tikri By grace. lygiai disciplinos. Because God is Ir visa tai yra initiating iš this. malonės, nes Dievas inicijuoja tai. 1 John chapter 1 and verse 6 Pirmas Jono 1:6 says, if we say we have fellowship sakoma, jeigu sakome, kad turime bendravimą with him su juo and we walk in the darkness, we lie and we do not the ir truth. gyvename tamsoje, tuomet mes meluojame ir neigiame tiesą. And if that's meaning if we live in sin habitually Tai reiškia, jeigu mes pastoviai gyvename and we say we nuodėmėje have fellowship, ir sakome, kad turime it's bendravimą, not possible tai yra neįmanoma. to sin habitually and have fellowship. clean Pastoviai fellowship with God. It's not nusidėti possible. ir turėti bendravimą su Dievu. Because God cannot Nes Dievas negali be free to bless us laisvai laiminti mus. while we are living experientially in sin. He cannot Kuomet mes savo fellowship with patirtyje us. gyvename nuodėmėje, jisai negali bendrauti su mumis. Poziciškai We're clean, mes esame never švarūs, sinned, niekada nenusidėjome and this is why we need to agree with that. ir štai kodėl mes turime sutikti su tuo. And God's grace is toward us, but He's not free to bless us. Ir Dievas yra maloningas mums, bet jisai negali palaiminti mūsų. In 1 Corinthians 11, 1 Korintiečiams verse 11, 29, 29 and also to 32, iki 32 eilutės. says that many in Corinth, Sakoma, kad Church daugelis Korinte, they were Korinto weak, bažnyčioje buvo silpni and they were sickly, ir jie buvo ligoti and they had died. ir jie mirė. And this was because they did not discern Ir tai buvo dėl to, the Lord's body. kad jie net pažino kažkaip They tai Kristaus kūno. In communion, some were getting drunk, and some were doing all kinds of Komunijos metu kažkas tai nusigerdavo arba prisivalgydavo, buvo familiarumas. because back then the communion table was a little different. Nes būtent tuomet komunijos stalas buvo šiek tiek They kitoks. had a celebration. Jie ten turėdavo kaip šventę. Remember, the Last Supper Jesus had, it was a supper. It was a cake. Atsiminkite, kai Jėzus jisai valgė tą vakarienę, tuomet People were buvo coming to vakarienė church. iš tikrųjų. And eating and Ir eating žmonės and ateidavo į bažnyčią ir eating jie and valgydavo, drinking and valgydavo, drinking. gerdavo. And this was not biblical. Ir tai nebuvo pagrįsta And they Biblija, did tai not nebibliška. discern Ir jie what neatskyrė. this was all about, fellowship with Christ. Jie nematė, kas visa tai yra ir jie nesuprato And bendravimo God su Kristumi. disciplined the believers. Ir Dievas disciplinavo They were tikinčiuosius, jie buvo silpni, They became sick. jie tapo And ligotais some of them had died. ir kai kurie mirė. This was sin unto physical death. Ir tai ultimately. buvo nuodėmė mirčiai. In 1 John 5:16, the sin. 1 Jono 5:16 kalba apie nuodėmę mirčiai. David almost
had that in his Dovydas life. beveik tai jau turėjo. In Psalm 32, 32 3 psalmiai, and 4. 3 ir 4 eilutėje. And it was a terrible thing. Ir tai You buvo can baisus read toksai that, dalykas, jūs but galite we're skaityti apie tai. running out of time now, but Bet mes jau nebegalime, neturim laiko. just in closing, Ir pabaigai. in Hebrews 12, Žydams 12 skyriuje, 5 through 11, nuo 5 iki 11. in verse 10 it says that Ir 10 eilutėje sakoma, no chastening be auklybos, be disciplinavimo, seems pleasant, is pleasant. It says, sakoma, I'm sorry, verse 10, atsiprašau, 10 čia eilutėje. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit. Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino neilgą laiką, o šis tai daro mūsų labui. And now no chastening in verse 11 Ir po to 11 eilutėje. seems to be joyous but grievous. Kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti. The whole idea with chastisement Visa idėja, kas liečia būtent auklybą, is to bring us back into fellowship. viso to tikslas yra sugrąžinti mūsų So, bendravimą. And it continues to say that there'll be fruit of righteousness in our life again. Ir toliau sakoma, kad tai atneša taikingų teisumo vaisių. Next class we'll go into recovery, what it means to recover. Ir kitą kartą mes kalbėsime, kitą paskaitą kalbėsime apie And to atsistatymą be restored ir kaip būti atstatytų, when we have sinned. kada mes nusidėjome. All right. Father, bless this class Tėve, palaimink šitą pamoką in your precious name. tavo brangiu vardu. Amen. Amen.